Daugeliu į akis krenta tai, kad vieni naujosios vyriausybės pažadai logiškai prieštarauja kitiems. Jei reiks atiduoti skolą, kaip galima didinti išlaidas, o jei didinsime išlaidas, kaip atiduoti skolą. Iš tai čia tokiam logikos ieškotojui graikiškoje politikoje tenka priminti legendinį Žulio Daseno filmą Niekada sekmadienį. Jame graikų filosofais klasikais susižavėjęs amerikietis atvyksta į Pirėją, ieškodamas graikiškos filosofijos šaknų. Bet supranta, kad dabartiniai graikai neturi nieko bendra su logika ir racionaliu mąstymu pagarsėjusiais savo protėviais. Gyvena jie vien emocijomis, aistroms teikia pirmenybę prieš protą, mėgaujasi šią dieną užuot planavę ateitį, skausmą ir džiaugsmą lieja tavernose ir svarbiausia, neskaičiuoja pinigų. Nors viena iš pagrindinių siužeto problemų – vietinio oligarcho pakeltos nuomos kainos uosto prostitutėms. Iš pradžių amerikietis bando pakeisti graikus, grąžinti juos prie klasikinės logikos ir racionalumo. Tačiau galų gale supranta, kad pagal jo taisyklės gyventi jie negali. Graikus tai liūdina. Muzikantas neprivalo pažinoti natų, nes paukščiai jų irgi nepažįsta, bet gieda gražiai. O mylėti galima net ir pasileidusią moterį. Gal kaip tik dėl to tokia visi ir įsimyli, nes ji tokia prieštaringa logiškam ir racionaliam tobulos moters idealui. Filmas veda link to, jog graikų pakeisti neįmanoma, tad su jais būti galima tik paklūstant jų nelogiškoms taisyklėms ir filmo gale anksčiau racionalus platonistas dabar jau pats pusgirtis šoka pagal buzukę muziką, daužydamas taures. Viskas taip romantiškai ir baigtųsi, jei nesmulkus elementas. Nuo filmo pradžios iki pabaigos kiekvieną sudaužytą taurę restorano kasininkas įmuša į kasą. Tik filme taip niekas ir neparodo, kas tą skolą už linksmybės galų gale sumoka. Po naujųjų rinkimų neaišku ir kas mokės dabartinę graikų skolą ES šalims. Jean-Luc Godaras sako, kad graikų skolą turėtų sumokėti kiekvienas iš mūsų. Vien todėl, kad būtent Graikija kažkada ir išmokė Europą mąstyti logiškai ir racionaliai. Kas kartą panaudojus loginę argumentuotę po 10 eurų į Graikijos biudžetą už autorinės teisės.